Jūs ką nors dar norit man pasakyti? Aš noriu paklausti jūsų. Tai pasakykit ką nors apie grasinimą, ponė Silva Lukoševičienė. Jūs Pasakykit. grasinote mano darbuotojai, kad jinai turi atsakyti savo galvą. Ar jūs esate tikra? Taip, yra įrašas Ar kad padarytas. atsakyti savo galvą, ką tai reiškia? Taip, kad jūs grasinote darbuotojai. Ar jūs esate tikra? Taip, aš esu O jūs tikra. sutinkat, kad visa šita jūsų, ką jūs pasakėte, būtų paskelbta, publikuota? Norite Taip, šitą? prašau. Taip? O čia jokių Jūs sutinkat su tuo? Taip. Ką jūs sakot, jūs galvojat, kad jums grasino kažkas, tai kas jums grasino? Jūs man grasinot. Kuo grasinau? Atsakysiu savo galvą. Nu, ir čia yra grasinimas? Aš konstatuoju faktą, kad jūs dabar prie vaiko atėjote ir kalbot prie savo vaiko. Kodėl jūs taip Parodykit O savo kodėl vaiko, jūs, parodykit o savo. kodėl jūs šaukėt vaiko akivaizdu? Aš nešaukiau. Ir tas viskas Aš užfiksuota nešaukiau. teisiniam priemonėm. Kodėl jūs šaukėt ant vaiko? Jūs esat vaiko teisų specialistė. Aš ne ant vaiko šaukiau. Taip. Aš šaukiau ant Tu šaukei vaiko akivaizdoj. Savo Ponė, gyvenamojo tu šaukei, vietoje tu- man grasino, tu- kad aš atsakysiu galvą už tai, kad aš... O kodėl tu šauki vaiko akivaizdoj, ponė? Jūs esat kaltas. Pirmiausia, jūs turite Davai. pareigą, kad tinkamai vaikas augtų, o ne dabar šiaip... Nufilmuokit save, savo mimiką nufilmuokit dar. Ateina. Tai jūs sutinkat, jūsų viršininkė sutiko, kad jūs būsit filmuojama ir jūs būsit paskelbta šitas vaizdo įrašas. Bus paskelbtas. Jūs nesugebat dirbti vaiko akivaizdoje. Jūs atėjot į namus, kad apsaugoti vaiką ir jūs vaiko akivaizdoj panaudojot psichologinį smurtą. Jūs dviese viršininkė Silva Lukoševičienė, Vilniaus rajono vaiko teisų apsaugos viršininkė ir jos, va taip pat. Viso gero. Viso gero. Jūs sutikot, kad būtų šita medžiaga paskelbta YouTube. Taip, būtinai. Gerai, tvarko, jūs sutikot. Viso gero. Man tokių provokacijų daugiau nebereikia. Čia buvo reportažas iš Vilniaus rajonų Sudervės. Tai yra Zigmanto Šegždos gyvenamoji vieta. Ir jūs matėte, kaip vaiko akivaizdoje, mažamečio vaiko akivaizdoje, elgėsi vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovė ir jos padėjėja, vyriausia specialistė Jolanta Čiuchons. Dabar yra 13 valanda, o čia yra viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotoja Sigita Jurgelevičienė. Ir jos interesus gina vaiko teisų apsaugos tarnyba Vilniaus rajono.
Aš nepalikau. O kodėl neini pasaulyje? Todėl, kad ten įvyko konfliktas ir mane užpuolė. Aš ten negaliu būti. Vaikas saugiose rankose. Tu tik tai... Va taip atrodo vaiko teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Sigita Jurgelevičienė. Ir tai yra reportažas YouTube'ui. Vaiko teisių apsaugos tarnyba gina Jurgelevičienės interesus. Čia yra Zigmanto Šegždos gyvenamasis būstas. Važiuojam, mane tos bobos užpuolė. Važiuojam iš čia. Palikit grėblę, aš jums atsiskaitysim. Kas? Važiuoju velniop. Ne, tai viskas aišku, aš ir pas iš čia važiuoju velniop. Čia mane, blėt, pradėjo vystyt. Atsiprašau. Va, ačiū jums už pagalbą neįkainuojamą. Va, žinot ką, aš išvažiuosiu pirmas, o po to iš paskos jūs, gerai? Kad čia man dar kažko tai neinkriminuotų. Nes čia yra baisu, kas čia darosi šitam krašte. Dabar yra 13 valandų 5 minutės. Tenka palikti savo namus dėl Vilniaus rajono